Sveiki, aš Ričardas Liaugminas. Noriu Jums pristatyti Uranijos keliones. Uranija tai ne turizmo agentūra. Mūsų kelionės tai Uranijos klubo veikla, kurios tikslas pažinti mūsų supantį pasaulį, suformuoti mūsų vertybių sistemas, propaguoti terapinį džiaugsmo poveikį, padaryti mūsų gyvenimus prasmingais ir įdomiais. Įprastų kelionių agentūrų šalių ir kraštų aprašymuose, brošiūrose bei istorijos vadovėliuose mes neradome daugelio svarbių įvykių, kurie ypatingai paveikė Europos ir viso pasaulio formavimąsi. Susidaro įspūdis, tarsi jie yra sąmoningai slepiami arba ignoruojami. Daugelio faktų nepripažįsta arba vengia liesti oficialioji istorija, nepaisant akivaizdžių artefaktų ar žymių mokslininkų nuomonės. Kodėl? Kas sieja karališkąsias Europos giminės ir tamplierių ordiną? Kodėl beveik visos slaptosios organizacijos atsirado viename krašte? Kur slepiami nuo ugnies išgelbėti Aleksandrijos bibliotekos rankraščiai? Į daugelį šių ir kitų klausimų mes pasistengsime atsakyti savo kelionės. Be abejo, mes nežinome visų atsakymų. Tačiau mes galime iškelti jums dar daugiau klausimų. Klausimų, kurie padarys jūsų gyvenimą dar įdomesnį. Kurie galbūt jūs užkrės tyrinėjimų bacila. Ezoterinės arba kitaip slaptosios žinios visada sudarė alternatyvą oficialiai patvirtintoms teorijoms ir tikėjimams. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad šios ezoterinės žinios buvo mažiau logiškos ar paremtos prietarais ir legendomis. Pirmasis šį įsitikinimą sugriovė Heinrichas Šlymanas, nepatikėjęs, kad Homero Iliada tik legenda ir atradęs legendinę Troją. Įvairios ezoterinės teorijos iki šiol susiduria su paniekinančiu požiūriu ir neretai įvardyjamos kaip pasakėlės, legendos ar net nesąmonės. Tačiau labai dažnai būtent tokį požiūrį formuodavo patys slaptųjų žinių sergėtojai. Šis niekinantis požiūris buvo ir tebėra patikimiausia slaptųjų žinių apsauga. Todėl mes šaipomės iš viduramžių alchemikų, net neįtardami, kad prabangiuose šiuolaikinės Bavarijos ir Šveicarijos viešbučiuose būtent šiais laikais vyksta slapti senovinių rankraščių aukcionai, kurių dalyviai yra stambūs verslininkai, bankininkai ar farmacinių firmų atstovai. Kažin ar pasakėlėms išleido didžiulės pinigų sumas Himleris, finansuodamas ekspedicijas į Tibetą ir Antarktidą, o jo įkurtos organizacijos Ananerve archyvus perėmusi KGB iki šiol jos saugo kaip akies vyzdį. Plačiosioms masėms senosios žinios visada būdavo pristatomos kaip opiumas liaudžiai ir tik maža grupelė išrinktųjų turėdavo kodus, kaip atrasti šiuose žiniose slypinčius tiesos daigus. Neteko girdėti, kad bent viena agentūra vežtų žmonės į ypatingos energetikos vietas. Į vietas, kur Mocartas išgirdo savo muziką, Getė išvydo savo poemų personažus, girdėjo jų balsus, Tesla suvokė elektromagnetinių reiškinių esmę, ar patirdavo pakitusios sąmonės būsenas, kurių metu keliaudavo ir susitikdavo su kitų pasaulio būtybėmis. Kodėl mums nenuvykus į kaimelį, kurį šimtmečiais aplenkdavo maras? Kodėl paprasčiausiai nepakvėpavus jo oru? Mes startuojame su 2 europiniais maršrutais. Tai Europos auksinis trikampis – Bavarija, Šveicarija ir Austrija. Ir mūsų pietinė kelionė – Langedokas. Mūsų kelionės bei seminarai ant ratų, bei naujų draugų
pažinčių ratas. Tai pokalbiai ir diskusijos prie laužo ar židinio. Kviečiame prie mūsų jungtis visus, jaunus ir solidaus amžiaus, o ypač vienišus žmonės. Mes esame įsitikinę, kad visi žmonės yra įdomus, gražus, gabūs ir spalvingi. Bet kokie neigiami įsitikinimai ar nepilnavertiškumo nuostatos gali būti akies mirksniu pakeisti pozityviais, nes kelionės ir gera nuotaika tai yra pats efektyviausias vaistas nuo visokių negantų, liūdesio ir depresijų.